раритет раритетом. Но это еще не раритет. Да, ну конечно, есть старее. Обгонять будем? Да, еще. Да, 350-ка. Класс. Подъезжаем к Едайню аэродромусу. Долго ехали, наконец-то подъехали. Так, как тут что, тут куда? Этот знак, который у тебя над головой выложен на панели. Ладно, я выключу. Видел что-нибудь? Первый раз, да. Блин, окна закрыли, а тут жарко.
Trys. Aš turiu dar suvenyrų mūsų žiūrovams. Jeigu kurie nors žiūrovai yra prie drifterių, paskatinkit, pakalbinkit juos atvažiuoti dalyvauti burnauto konkurse. Už tai gali jie laimėti taurę. O šitiems savanoriams, kurie pakvies drifterius ir nebūtinai, kurie pakvies, turiu suvenyrų. Prieikite prie Ramiren geltonos aikštelės, kur yra Ramiren tentas. Aš jums turiu lipdukų ir valstybinių numerių laikiklį, rėmelį. Prieikit ir aš jums juos įteiksiu. Tiesiog reikės pasakyti, iš kur atvykot, ko vardu, tokį trumpą pristatymą. Vos ne kaip eilėraštuką Kalėdų senį. Tik be įsipareigojimų. Trumpai, aiškiai pasakėt, iš kur atvažiavote, ko vardu ir aš jums įteiksiu surprizą. Jau vieną kandidatę turime, turbūt jau numerių rėmelį nori. Pristatyti, iš kur atvykai ir tiesiog iš kur sužinoja apie renginį, kažką tokį trumpą prisistatyti. Tad pavyzdį parodys. Ne, aš pavyzdžių neparodysiu, aš kaip tik atėjau ir norėjau pasakyti, kad turime dovanų. Taip. Turime dovanų tiems, kas nusifotografuos su Renaldu Šeinausku, įdės istorijų pažymės Renaldas Šeinauskas ir mums parodys, gaus aro visą maišą dovanų. Taip, va čia RRTM juoda palapinė, tas žmogus, kuris važiavo ant 2 ratų ir manau dar važiuos. Tai kviečia mūsų palapiniai ir su telefonais ir fotokamerom. Gerai, ir paviešinsim šitą konkursą. Mūsų juoda palapinė kviečia nusifotkinti su driveriu, tas, kuris važiuoja ant 2 ratų, įsidėti į stoliukus ir jūs gausite prizą. Tai va, prizai dėjasi jau išlėto visur. Taigi vienas iš prizų, dabar kurį aš įteiksiu, tai yra rėmelis automobiliui, nemokamai. Tiesiog prieikite prie Ramiren geltonos tokios aikštelės čia, prie trasos ir aš jums įteiksiu rėmelį numerį dovanų. Turiu taip pat ir lipdukų. Taip, ta graži mergytė prie mūsų kriofono sako, ne, aš noriu šitą numeriuką. Pasidėti jau numerį rėmelį neremerus, o, labai gražu. Iš kur atkeliauti? Mes vietiniai iš Kėdainių. Super, ko vardu mergytė? Elvyta. Šaunuolė Elvyta, va, pažiūrėk, kokį prizą fainą gavai tėvelį. Nu, kas dar nori numerių rėmelių? Gerai, dovanų, tarkoj, duosime jums lipduką. Ko vardu? Iš kur esat? Mantas iš Kėdainių. Ar pažįsti kokį nors drifterį iš drifto parko? O, geras, kokį plakatą taip pat gavai. Su kokiu skrydžiu. Tai va, gerai, duodu aš jums dovanų ir kai būsite drifterių parke, pakalbinkit sudalyvauti mūsų burnauto konkurse. Ačiū, kad buvot. Viskas atšalo, po puikiausiai stabdo, sako, nieks atsilankščia, viskas važiuoja. Taip, tiesiog pasakyk, iš kur atvykai ir savo vardą. Esu vienintelis iš Kėdainių atvykęs, Valdas Kornelijus. Atvykiu mano numerą, tam aišku, girdėt. Labokime, žodžiu, prašau, numerį rėmelis tau. Рассказывай. Gerai, pažadėkit. Что рассказывать? Наслаждаюсь красивыми машинами. Что он там говорит? Ай, стой, остановись. Стой! А где он с микрофоном? С
микрофоном там, только там динамики. Володимир Ионов. А с микрофоном он там, вон стоит, где мы были. Я тоже могу подъехать, сказать, Вовка из Вильнюс. Ну а что ты там, рамку от номеров? Вот я хотел тоже это Что, самое. получу Ой. и не рамку. А зачем она? Подходил к крутым Ну а машинам. зачем? В смысле зачем? Когда много народу, да. Снимал машины вот так сблизи, по-разному. Вот, правильно засталось показывать. Ну, пас. Все, пошло. Ну-ка, як виску грай? Кол сėdi, tai viskas gerai? Gerai. O kodėl būtent Mercedesas? O todėl, kad norėjau būti balta varna, išsiskirti iš visų realiai. O čia tada Ir ne. šiaip su Mercedesais draugauju, tai kaip? Čia veikia? Veikia. Joks. Norėjau būti biškai kitoks ir... Aš kai rusišką drifką tai ten yra vienas bachūras su Победа padarė. V8. Tu, sakau, kažkaip ir jaučiantis Mercą, visą važinėjau su Mercais pastoviai. Tai sakau, kodėlgi nepasidarė driftį Mercą. Gedars Racing buvau susitaręs, kad praveš. Aha. Bet su Mersu norėjau daugiau. Supratau. Jeigu kas nors atitiks, galvojau, jeigu Mersas sulūš, tada... Na, antras variantas. Jo. Nes iš Vilniaus važiuoju. Na, jo. Kiek arklių? Nežinau, kažkas apie 200 turbūt. Nedaug. Dar kol kas ant stendo nesukau. Bet su varikliu darai kažką? Jo, yra padaryta. Kompresoris yra išportintas, interkuleris didesnis, kuras truputį daugiau kuro atsukta, tada du škyvai stovi kompresoriai, kad daugiau barų sukti kompresorius. Tai va, žodžiu, šiek tiek yra. Programa, aišku, įrašyta kita, nes važiuoja ten toks pats geltonas Mersas. Tai matos, ant kiek skirtumas yra, ten toks pats variklis. Bet lygtais pas tave geriau, ar ne? Jo, pas mane žymiai geriau. Aš kai mačiau, kaip tavo važinėja ir tas geltonas, tai tavo geriau. Yra skirtumas. Keturis metus atgal pabandžiau driftą ir viskas. Įsiminėjau. Atsirado toks naujas hobis. Na jo, reikėjo užkabint, čia kaip narkotikai, daug ką užkabino. Va. Aš buvau susitaręs, kad mano tėvas atvažiuotų ir pasimokytų. Tai irgi pabandė vieną kartą, valandą pasivažinėjo, išmokė vieną ratą daryti. Jo. Sako, все, dabar užteks. Šiai dienai. Praeina porą savaičių, sako. Du kartus rallyje bandžiau. Aha. Bet rallyje vienas didelis minusas, kad priekyje stovi šitie vamzdžiai, saugumai. Jo. Tai mane išimtų labai sunku. Ai, nu taip. Jaučias gan sunku. Da.
Jo, žinai. Man svarbiausia žiūrėti, kad tavo, žinai, Supratau. pagalvė nekaistų, jo. Tai daug negalėsim važiuoti, du važiavimus, žinai, padarysim. Gerai, man užteks. Nes, žinok, kas batus padeda, tam išsilydo batai. Ir, žinai, ir bijau dabar, kad čia gali tavo pagalvę išsilydyti. Pagalvė tai pofik. Svarbu koja. Nu jo, koja, žinai, nuo pagalvės koja, paskui čia galim užsidėti. Paskui mūsų važiuos, tai vat galėsi pamatyti gal šonuose, žinai, kaip priartės prie mūsų. Tai tu tik galvą gali judinti, ne? Taip. O visų kitą kūną nejauti nedalių. Jaučiu tik skausmą. Aha. Bet skausmas, nu toks. Sol nėra. Nu. 2001 metais nukritau nuo medžių ir suauriau kaklą. Jo. Pirmus 3 metus nieko nejaučiau visai, o 4 metais prasidėjo kažkaip tai skausmai. Bet yra kažkoks dar gydymas? Ne. Nieko, ne? Nuo 3 iki 7 slanksteliais sulaužyti. Vertas iš viso šitas. O kiek tau metų? Dabar 38. Ne, 9. Jau pusę gyvenimo realiai taip gyveni, ne? Nu jo. Baisu, žinai, ką. Bet, kaip žinai, kiti tiesiog viską meta, bet tu dar domiesi, tu į renginius važiuoji. O čia filmuoji, paskui kažkur keli tą medžiagą. Kaip? Kažkur kelsi tą medžiagą nufilmuovęs. Taip, turiu savo YouTube kanalą. O, o rusų kalba ar lietuvių? Rusų. Rusų. Tai ne problema, mano draugė rusiškai labai gerai šneka, tai... O kompiuterį valdau lūpom. Aha, jo, tu man šitą sakei. Bet, jo, sakau, šaunu, kad nepasiduodi, kad eini, tobulėjai, nu, ta prasme, vis tiek darai, va, kaip ir YouTube karjerą, sėki, žiauri kietai. Labai norėjau paskui jį pavažiuoti, bet jis jau išvažiavo gaila. O kas pas mus bus? Ar nieko nėra? Nežinau, galbūt atsistos kažkas į eilę dar. Mes kapustėlėse važiavom 5. Aha. Tokį traukinukų. Praeitais metais buvau uždarėme sezonę šitą Matsūrį. Aha. Tai irgi padėjo. Bet, kad toli važiuoti. Toli, iš Šiaulių tai ypač toli. O, kažkas atvažiavo. Kažkas privažiavo. Jo. 2 kartus avarijose buvau. Per driftą? Jo. Bet nieko rimto, nes lengvas tas avarijos. Lengvas prisilietimas. Aš matei per Matsūrį irgi sudaužiau mašiną. Ne. Nepaustebėjai? Gal aš ne tą video žiūrėjau? Pirmais išvažiavimais realiai sudaužiau į Petrą Šiaučiūną, žinai? Taip. Ūkininką. Tai va jisai į durelės. Jam į durelės trenkiau. Nu jisai prie šonų į mane trenkė. Aš vat kaip tik į video žiūrėjau ir jis kažką šnekėjo. Ja. Žiūrėsim, kas teisus, kas ne, kas kaltas, ką dabar daryti. Nes pirmą kartą aš čia... Jo, bet nieko. Aš žiemą pas jį norėjau nuvažiuoti, bet kažkaip vis neišeidavo. Nes
reikia ir Jo, mašiną. pas jį irgi smagu. Tai jo, jis pasakė, kad ant ledo net dar greičiau negu ant asfalto. Nu jo. Jeigu su rokitais važiuot, tai... Mes palauksim kažko. Kažkas gal. Šiaip esi daug kartų jau važiavęs, tai kaip jausmas Mersė? Realiai panašiai kaip BMW turbūt. Taip. Viskas labai panašiai. Tiesiog iš šono visai kitaip atrodo. Gražiau. Labai gerai. Šitas tikrai geras. Pasistengė. Jo, prisitaikė. Kai geras palydovas, kurį galiu sekti, kuris daro lydą gerą, tai tada labai gera ir man važiuoti. Aš turiu vietos, kur važiuoti. Ką, ačiū tau labai. Nėra už ką, buvo malonu. Smagu ir man pabendrauti. Рассказывай. Ну что рассказывай, офигенно, особенно сейчас третий раз так дали хорошо. Не знаю. И он тоже говорит, о, это хорошо, я за ним смогу хорошо дать просраться. Я там кричу, давай! И он тоже в конце говорит, бля, классно. Короче, класс. Поговорили, зашибись, хороший человек. Так, шлем поставь на капот, пускай снимает. Agniau, ateik tenais dar padėsi, pridėsi ranką į iškelį. Кому-то что-то... О, сзади. Сейчас. Klausyk, dėkui tau. Nėra už ką. Sėkmės gyvenime tau. Dėkui, jums. Давно тут? Рано приехал. Прокатился? А, понравилось? Ну, то же самое, что и на БМВ, только... Мил, вот такой есть звук, да? Filmuojam jeigu ką, nieko tokio. А? Filmuojam jeigu ką, nieko tokio. Может завтра на кемп поедем, но надо 14 шин найти. Я ничего больше машины не делаю, сейчас из-за того, просмотра стоит. Вся убитая, даже не заводится. Ну, у тебя там помощник хороший. Сегодня что-то начну делать, не знаю, как успею, не знаю. Знаешь, приехала сюда. Да, очень давно не ехал. Последний раз вот так, когда там зимой там пару раз. Все, классно погоняли, перекусили, я еще морожка клюю. Закругляемся, пора ехать в другое место.